Man savanorystė tai reiškia didelę dalį gyvenimo, nes aš pats be jokių paskatų savanoriauju įvairiose organizacijose, padedu kitiems taip, kaip atlygį gaudamas patirtį. Pradžioje savanoriavau įvairiose organizacijose, tai Marijampolės mokinių parlamentinė grupė, LSDOTES. Vėliau pradėjau savanoriauti renginiuose, kaip Europos krepšinio čempionatas, kuris nesenai prabėgo, įvairūs renginiai kaip SATA Outside. Tai svarbiausia tas noras tiesiog pačiam pamėginti ir suprasti, kaip tai yra malonu susirasti draugų, įgauti patirtį. 2011 yra Europos savanorystės metai. Savanoriai tai asmenys, kurie atlieka visuomeniai naudingą darbą, negaudami už tai atlygio. Tai visuomenės institutas, sąlygojantis bendruomeniškumo, empatijos bei socialinio solidarumo egzistavimą žmonių tarpe. Temos tikslas yra trumpai, išsamei ir kūrybingai pateikti informaciją apie Marijampolėje veikiančias savanoriškas jaunimo organizacijas, jų iniciatyvas, taip skatinant jaunimo aktyvų įsiliejimą į savanorišką veiklą. Pavyzdžiui, kai tu padedi kitam, tu pamatai laimingą žmogų, pamatai jo šypseną ir tave motyvuoja padėti dar kartą, kitą kartą dar. Ir nežinau, tai daryti ne vieną ar ne 2 kartus, o daug daugiau. Savanorystė tai yra vienas iš būdų, kaip aš leidžiu laisvalaikį, iš ko aš semiuosi patirties. Ir man reiškia iš tikrųjų daug, nes, kaip sakau, tu gauni tos patirties ir tai padeda atrasti savo kelią, ko siekia gyvenime. Tiesiog tai yra nežmoniška patirtis, tai yra pažintys, tai yra laisvalaikio praleidimas ir tiesiog reikia nebijoti užsiimti tą savanorišką veiklą, nes tai duoda labai daug naudos. Mane labiausiai motyvuoja, tai turbūt, kad žinau, kad tai tobulėju padėdama, darydama kažką dėl kitų ir kad žinodama, kad jeigu ir man kažko reikės, galėsiu kreiptis ir sulauksiu pagalbos. Daugiausia savanorystė užsiimu dėl to, kad turėčiau ką veikti, tai yra užimtumas. Savanoriauti motyvuoja mane galbūt tas noras padėti žmonėms ir įgauti patirties ir žinių, kurias aš galėsiu panaudoti ateityje. Tai, kad aš galiu padėti kitam žmogui, man tai yra didžiulė paskata jausti dėkingumą ir matyti, kad žmogui galiu pagelbėti, tai man daugiau nieko ir nereikia, tai didžiausia motyvacija. Savanorystė man padėjo atrasti save iš tiesų, teko kažkaip aš pradėdamas studijas pradėjau ir savanoriauti aktyviai ir nuo tada aš jaučiu, kad atradau, ką aš gyvenime mėgstu, kas man patinka, ko sieksiu ir to ir siekiu dabar. Aš noriu pasakyti, kad tiesiog bandyk, nes jeigu tu tik tai nori, bet nepabandysi, tai niekada ir nepatirsi. Tai tiesiog linkiu šią akimirką apsispręsti ir eiti į savanorystę. Galbūt yra potencialių žmonių, kurie norėtų būti savanoriais, bet tiesiog jiems trūksta tokio, kaip sakyti, galbūt nedrąsu iš vidaus, tiesiog per save persilaužti ir padėti kitiems. Tai tiesiog norėčiau žmonėms pasakyti, kurie turi tokių minčių ir vis suabejoja tuo, tai tiesiog nesuabejoti ir jeigu prisijungti prie mūsų, tiesiog sekti informaciją ir vyksta įvairios akcijos, tai tiesiog ateiti, sudalyvauti mūsų akcijoje, įsilieti į mūsų tokį kolektyvą ir tiesiog prisijungti prie mūsų. Paskatinimas gal paprastas, visi esam žmonės ir nereik bijoti vienas kitų, nes visi turi problemų. Jeigu žmogus gyvena dėl savęs, tai tas gyvenimas toks beprasmis. Pats svarbiausias dalykas savanorystės yra tas momentas, kad pats gali kitam pagerinti, padėti, nenorėdamas tos tiesioginės gal tokios naudos, bet ją gauni per kitą vietą. Gauni tą naudą per tai, kad žmogui gali kažką pagerinti. Kaip aš pirmai minėjau, toks buvo paprastas dalykas, ar man gaišti laiką rizikuoti darant vieną akciją, padovanok kompiuterius vaikam, kur laisvai galėjau būti be jos, vienam kitam vaikui atiduodams. Bet daug buvo maloniau, kad tiem vaikam mes galėjom padaryti šventę. Ir šventės metu įteikti tuos kompiuterius. Ir vaikai tie matė ir jie į ateitį, augindami savo, tą memo, savo būsimą ateitį, visą kitą, irgi mato, kad jie gali kažkam padaryti.
padėti išeiti iš tos keblios padėties, sakykime, ne vien tai gyventi to beviltiškumo kažkur tos. Žmoguje viduje įgimtas tas dalykas, kad mes turime viens kitam padėdami susikurti aplinką. Kažinkas būtų laimingas, jeigu jis turėtų labai gerą aplinką, gerus, sakykime, namus, visą kitą, bet neturėtų visą artimųjų. Tai būtų, man atrodo, didžiausia tuštybė. Jis tikrai būtų nelaimingas. O norint laimę turėti, reikia sugebėti atiduoti taip, kad pats turėtum daugiau. Atiduodamas turtėjai iš tų vietų. Aš labai stipriai abejoju, kad vien tik tai išvažiavimas padėsim spręsti jų problemas. Problemų sprendžiamumas yra ne tam, kuriuo mes esam šalyje, kokio esam šalyje. Tik pas mus didelis yra pliusas tai, kad mes čia užaugę, mes čia gimė, mes čia turime artimuosius. Mes galime bet kada pasiremti jų padėtim, jų, sakykim, paramą. Mes galim ir jiems padėti irgi taip pat. Nes išvažiavus, aš matau tik vieną dalyką. Laikinas bandymas prasiturtėti. Bet mes tą dalyką galim daryti Lietuvoje. Europos savanorystės maratonas buvo inicijuotas visų 9 Lietuvoje veikiančių Europos informacijos centrų Europe Direct. Tai buvo visą Lietuvą apimantis projektas, kurio metu skatinome žmonės savanoriauti. Tai buvo ne tik paprastas savanoriavimas, bet esmė buvo tame, kad žmonės, kurie norėjo ir ėjo į kažkokias tai įstaigas ar organizacijas savanoriauti, turėjo pildyti taip vadinamus savanorių pasus. Tai mūsų pagrindinis tikslas ir buvo skatinti savanorystę ir kad savanoriška veikla nesibaigtų sulig šiais savanoriškos veiklos metais, o kad jinai būtų idealu, jeigu taptų kiekvieno žmogaus gyvenimo būdu. Kaip man pačiai labai patiko tokio žinomo žmogaus Gabrieliaus Svaro Liaudansko pasakyti žodžiai, kad jeigu aš galiu kažkam padaryti kažką gero, tai kokią aš teisę turiu to nedaryti. Tai reiškia, kad yra labai daug žmonių, kuriems reikia kažkokios tai pagalbos, kuriems mes galim kažkuo tai padėti. Yra tokių įstaigų ar organizacijų, kur yra labai reikalinga įvairi pagalba. Tarkim, tai gali būti globos namai, tarkim, tai gali būti, kad ir kultūros centras, kur renginių metu reikalinga savanoriška pagalba. Tai todėl tokia veikla yra labai skatintina, ypatingai, aš manau, tarp jaunų žmonių. Žurnalistai savanorystę vertina kaip naujieną. Bet kas vyksta Lietuvoje, iš tikrųjų, jeigu tai gali sudominti visuomenę, yra vertinama kaip naujiena. Taigi, jeigu savanoriai daro kažkokią akciją, organizuoja renginį, tai žurnalistai jį žiūri teigiamai, todėl kad tai yra informacijos šaltinis, tai yra naujiena. Manyčiau, savanoriška veikla nėra tokia įdomi kaip politiniai skandalai, ekonominės aktualijos ir vadinamasis bulvaras. Taigi savanoriška veikla užima tą mažytę dalį žiniasklaidoje. Tačiau jeigu ji yra nušviečiama, jinai nušviečiama pakankamai tvarkingai, gražiai ir išsamei. Aš domiuosi nuo mokyklos, pradedant mokyklos tarybą, vėliau studentavimo laikais, tai studentų atstovybė, įvairiausios nevyriausybinės organizacijos, apskritasis stalas. Taigi negalėčiau netgi pasakyti, kiek metų, kadangi nepamenu, kada vidurinėje susidomėjau savanorišką veiklą, bet tikrai ilgai aš joje dalyvauju ir man tai yra gyvenimo būdas, savirealizacija. Kaip galima paagituoti žmogų, kuris galbūt nori eiti savanoriauti, bet jam neužtenka drąsos? Ateik čia, mes išnaudosim tavo idėjas ir jas paversime gerais darbais. Projektas Pasilik Lietuvoje tai projekto dalyvių sukurtas 8 vaizdo reportažų ciklas, kurio tikslas yra supažindinti jaunus žmonės su audiovizualiniu menu, ugdyti gebėjimus dirbti su video medžiaga, taip neformaliu ugdymu skatinant jaunų žmonių konkurencingumą darbo rinkoje. Projektas remiamas ES programos Veiklus jaunimas.